This interview is part of the History Heard project. The content of this interview may be used for historical research. However, no part of the video itself may be reproduced without the written express permission of an authorized representative of History Heard. Today is July 15, 2010 at 11:10 a.m. This is an interview with Lithuanian poet Justinas Marcinkevičius in Vilnius, Lithuania. He was born on March 10, 1930 in Prienai, Lithuania. Tai va, ir dabar man irgi atrodo, kad dalyvavau visame tame. Teko kalbėti tokiuose ir svarbiuose mitinguose tuo metu. Didžiuliuose mitinguose, bent Lietuvos sąlygomis, sakykime, Vingio parke. Ten mūsų žinovų specialistų paskaičiavimais buvo virš 200 000 žmonių dalyvavo. Tai vat kalbėti tokiuose mitinguose ir buvo pavesta iniciatyvinė grupė sąjūdžio, pavedė man atidaryti suvažiavimą. Tai vyko čia už Neries suvažiavimų rūmuose. Delegatai, deputatai į tą suvažiavimą rinkosi ir iš vakaro, ir visą naktį. Buvo išaušo graži diena ir geriau ar blogiau, tai ir buvo padaryta. Suvažiavimas išrinko savo Seimą. Seimas išsirinko savo tarybą. Žmonės išsikalbėjo, reikalaudami ir to, ir šito. Ir sąjūdis jau tapo oficialus dalykas Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, jį puikiai žinojo ir Maskva, bet to čia šalia Baltijos Respublikose, kitose, Latvijoje susikūrė ir Estijoje vadinamieji liaudies frontai. Tai tos kurios pačios organizacijos, tik pas mus tai pasivadino sąjūdžiu, o ten liaudies frontais. Ir bendrom jėgom šitas vakarinis šiaurės vakarų buvęs Sovietų imperijos pakraštys, jis jau tapo, galima sakyti, nebevaldomas. Bent jau iš Maskvos nebevaldomas. Ir tokiu būdu atėjom į sąjūdį. Greitai buvo rinkimai. Pirmiausiai dar, kadangi taip pagal politinę santvarką tuo metu Lietuva turėjo savo deputatų skaičių ir Maskvos centrinėse tribūnose. Ir tada buvo vadinami deputatai, aukščiausios tarybos deputatai. Dabar Gorbačiovas pasiūlė rinkti liaudies deputatus ir visą tą organą pavadino liaudies deputatų suvažiavimu. Taigi buvo renkami šitie delegatai į tuos liaudies deputatus. Liaudies deputatų suvažiavimą ir Lietuvoje. Ir čia sąjūdis nugalėjo ir tuo metu dar Lietuvos komunistų partija. Ir kitos grupuotės, sakykime, Lenkų rinkimo akcija vadinama, kaip partija, nugalėjo ir į tą liaudies deputatų suvažiavimą buvo išrinktas ir aš. Taip pat spėjo dalyvauti bent dviejuose suvažiavimuose. Nes tai būdavo suvažiavimas, pavasario suvažiavimas, keletą dienų, savaitę, o gal net ir 2 savaitės kartais vykdavo. Ir rudens
atėjo laikas rinkti naują aukščiausiąją tarybą Lietuvoje, nes jau tos tarybos kadencija baigėsi ir čia sąjūdis kėlė savo kandidatus taip pat. Ir jas sąjūdis labai smarkiai laimėjo, tai yra laimėjo daug. Absoliučią galima daugumą, galima sakyti, į tą aukščiausiąją tarybą. Vėliau jinai pasivadino aukščiausioji taryba persitvarkymo.